Šiuolaikiškas laisvalaikio ir sporto centras Šalčininkėliuose pasiektas Šalčininkų rajono savivaldybės tikslas – įkvėpti naują gyvenimą buvusiai švietimo įstaigai, sukurti kokybišką infrastruktūrą sportui ir rekreacijai. Rugsėjo 16 dieną perkirpta projekto pabaigtuves simbolizuojanti juostelė. Vladislovo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centras atidarytas. Šio projekto sėkmė – komandinis Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos kolektyvo darbas ir esamos infrastruktūros potencialas. Po svečių pasisakymų susirinkę šventės dalyviai buvo pakviesti į sporto salę ir galėjo stebėti Šalčininkų rajono sportininkų parodomuosius pasirodymus. Rankininkai, ringo žaidėjai, imtynininkai ir kiti sportininkai demonstravo savo meistriškumą, o nuotaiką praskaidrino Vilniaus Ryto komandos šokėjos. Po to renginio svečiai galėjo susipažinti su centre įrengtomis erdvėmis. Čia suremontuotos ir perplanuotos pirmojo ir antrojo aukšto patalpos, sporto salė, įrengtos treniruoklių ir daugiafunkcinė fitneso salės, patalpos įvairių sporto šakų užsiėmimams, vaikų ir jaunimo erdvės, čia įsikurs ir muziejus. Visa tai užtikrins, kad įstaiga pakvies rajono vaikus ir suaugusius sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį, lankytis jaunimo erdvėje, amatų ir meno dirbtuvėse, organizuoti stovyklas, treniruotis ir varžytis. Šį projektą Šalčininkų rajono savivaldybė įgyvendino pagal Šalčininkai Plius funkcinės zonos plėtros strategiją. Atlikti darbai, įsigyta įranga ir baldai liudija, kad Šalčininkėliuose kuriasi daugiafunkcinė erdvė laisvalaikiui ir sportui. Tegul čia verda gyvenimas. Būtent to linkime Vladislovo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centrui. Sėkmės!